Teismas atmetė Lietuvos gėjų lygos skundą dėl Vilniaus savivaldybės draudimo Rotušės aikštėje išskleisti vaivorykštės spalvų vėliavą, homoseksualų simbolį. Ji būtų išskleista per renginį skirtą šiuo metu Vilniuje vykstančiai Tarptautiniai gėjų ir lesbiečių asociacijos Europos skyriaus metiniai konferencijai. Į ją susirinkę apie 150 gėjų ir lesbiečių iš visos Europos. Tai pirmas kartas, kai Lietuvos gėjai gynė savo teisės teisme. Jų lyderis tikina, kad dėl savo teisių kovos tik legaliais būdais ir nesankcionuotų akcijų nerengs. Jeigu teismas atmes mūsų ieškinį, mes galėsim kreiptis į aukštesnę instanciją ir mes apskųsim šitą sprendimą aukštesniam teismui. Anot Tarptautinės gėjų ir lesbiečių asociacijos atstovo, draudimas homoseksualams skleisti vėliavą pažeidžia žmogaus teises. There is already a solid European case law established on this issue, and a few months ago there was a decision of the European Court of Human Rights in regards to Poland when there was a similar ban and the local gay organization challenged the ban and they won it at the European Court of Human Rights. So basically the same case law is applicable in Lithuania, and what is happening here is that the mayor of Vilnius is actually breaching the European case law. So there is inevitably will be a winning case if it has to go all the way to Strasbourg. It's just unfortunate that if it has to go, it means that Lithuania is going to lose taxpayers' money, but also time and also reputation. Gėjams išskleisti vėliavos neleista neva dėl vykstančių statybos darbų. Esą negalima užtikrinti akcijos dalyvių saugumo. Vėliava turėjo būti 30 kvadratinių metrų ploto. Aurimas Račiugaitis, L rytas LT.